būti gyviems. O tuo tarpu jūs, kurie ištikimai laikytės viešpatį savo Dievą, esate visi gyvi šiandien. Pakartota Įstatymų knyga, 4 skyrius, 4 eilutė. Izraelio tauta turėjo išlaikyti kai kurios išbandymus. Vis dėlto daugelis nusigręžė nuo viešpaties, pasiekė kitais dievais, bei norėjo grįžti į Egiptą, į nuodėmės vergiją. Tuo tarpu tie, kurie ištikimai laikėsi viešpaties, liko gyvi, o visi kiti žuvo. Nėra paprasta gyventi krikščionimi ir visuomet būti ištikimam viešpačiui, kol viskas tėra aliuja, tol Kristus turi daug paskėjų, bet vos tik tenka kentėti vardan jo vardo ir net jei tik dėl pašaipų ir gandų ima ir apleidžia daugo gyvenimą viešpatį. Kol pasaulis vilioja džiaugsmu ir malonumais, tol tikėjimas tėra šalutinis dalykas. Kol graži moteris mirkčioja blakstienom, Kristus pamirštamas, kur mūsų silpnybės, geriau jau pasitikėkime viešpačiu ir ieškokime jo pagalbos. Kai tik pajusime vilonės, Biblija daug rašo apie ištikimųjų sėkmę ir laimę. Bet taip pat daug rašoma ir apie kančią. Per kančią mes turime būti apvaluomi bei pertinami prie Jėzaus. Bet vien tik kančia Dievas neleistų. Jis pažadėjo išlaisvinimą ir jis laikosi duotų žodžių. Skelbintieji Aleliuja Evangelija susilaukia didelio susidėmėjimo. Žmonės keliauja gana toli, kad sudalyvautų konferencijose, grįžta atgal įsitikinę pergalę. Vis dėlto šis sutrumpintas Evangelijos variantas tikriname gyvenime ilgai nefunkcionuoja. Taip pat ir kančios Evangelija bei dažni apsivalymai įsitvirtino. Ilgą laiką kančia buvo pervertinama ir niekas nebenorėjo būti krikščionimi, o ir krikščionys atrodė visai nedžiaugsmingi, netokie patrauklūs kitiems. Tiesa slypi kažkur per vidurį. Mes kenčiame kančią. Tai tiesa, bet mūsų Dievas yra šalia ir suteikia mums savo džiaugsmo. Dvasia tiesiog kančioje. Jis veda mus prie ramų tvenkinio, kur žalios ganyklos gausiai padengia mums stalą mūsų priešų akivaizdoje. Jis yra šalia ir tai yra tikroji Evangelija. Jis ramybės karalius, kurį Dievas patepė džiaugsmo aliejais. Jis išmintis, jis yra šalia ir jis yra šališkas mums, nes nelabajan užtvėrė sieną. Niekuomet išbandymas nebus toks stiprus kaip mūsų viešpats. Niekuomet tai tavęs neįveiks, jeigu tvirtai jo laikysies. Dėkoju Jėzui, tu esi mano uola, šalia kurios man saugu. Kai viskas tai yra kančia, šalia tavęs esu dar saugesnis. Dėkoju už ramybę, už džiaugsmą, už tavąjį buvimą. Tai kur kas vertingiau už viską, ką šiame pasaulyje galima nusipirkti. Tai esi mano gyvenimo viešpats. Amen.